Taip, tai labas dar kartą visoms esančiams gyvai ir visoms, kas žiūrit įrašą, visiems, kas žiūrit įrašą. Čia yra susitikimas portalo gyvūnų palaikymui, sukūrimui. Ir šitas susitikimas labai taip man atėjo šiandien ryte. Pabuvau su Archangelu Felajum ir jisai pakvietė mane padaryti tokį, sukurti portalą gyvūnų palaikymui, tiesiog tokią vietą, kur galėtų gyvūnai ateiti ir pailsėti, gyti, gauti palaikymą. Bet jisai sako, bet reikėtų daugiau žmonių, sako, žinai, jeigu būtų daugiau žmonių, tai būtų stipriau. Ir tada galvoju, gerai, aš pabandysiu parašyti, gal bus kažkas, kas norės paskutinę minutę prisijungti, tai ačiū Jums, kad esate čia. Ir taip pat dėl įrašo irgi svarsčiau, ar tinka šitoj situacijoje įrašas ir kažkaip man atėjo atsakymas, kad įrašas iš tikrųjų visi, kurie žiūrit įrašą, tai jūs tiesiog dar pastiprinsit tą energiją, kurią mes čia visi kartu sukursim. Tai kiekviena ta peržiūra jinai irgi duos kažką ir tam portalui, ir kiekvienam iš mūsų žiūrinčiam ir dalyvaujančiam. Tai kodėl geltona spalva? Tai arkangelas Felajus, paprastai gyvūnus globojantis arkangelas, vaizduojamas geltonas, saulėta geltona spalva. Tai aš paieškojau savo aplinkoje, kokios turiu geltonos, dar atsinešiau Jurginų, pas mane visi pilni namai žydi, tai šitas geltonas Jurginas kažkaip irgi labai su manim kalba. Tai ir aš labai iš tikrųjų jaučiu stiprų ryšį su gyvūnais ir jisai stiprėja. Ir man labai, aš labai suvokiu gyvūnus kaip lygius mums. Man labai atrodo tiesa ta idėja, kad gyvūnai taip pat turi savo sielą, jie turi savas užduotis, jie ateina į žemę, kad patirtų ir mokytųsi taip pat kaip ir mes. Ir mes kaip žmonės, kaip žmonija esam tikrai labai daug nusikaltimų padarę ir darom toliau gyvūnų atžvilgiu gyvūnams ir dėl to mes žmonės turim daryti tą atitaisymo darbą, tai yra duoti palaikymą gyvūnams. Tai man šitas labai kažkaip turi šitas principas, ir tas toks noras padėti gyvūnams yra labai kažkaip arti širdies ir pas mus yra namuose gyvena dvi katytės priglaustos ir šuniukas. Tai aš artimai turiu tą kontaktą su gyvūnais kasdien ir dažnai, kai vaikštom po laukus čia pas save, tai koks nors zuikis ateina arba stirna ir kiekvienas iš jų atneša kažkokią tai žinutę. Ir man labai norisi išgirsti iš jūsų, tų, kurie esat gyvai, galit ir jeigu būsit drąsus, tai galit ir tiesiog balsu įsijungti garsą savo, pasidalinti arba parašyti, kas patraukia jūs šitam mano kvietime, koks yra jūsų ryšys su gyvūnais, kuo jums atrodo tai svarbu, ar įdomu, ar tiesiog kažkaip kaip ten atliepia. O, Justina, matau su ką. Sveiki, va, su Katinu prisistato Britų trumpaplaukis. Aha. Oi. Atliepia šitam va gražuoliui. Aha. Oi, labai fainai. Taip. Matyti. Taip. Kaip kiti? Ar norit kažką pasakyti, pridėti prie mūsų bendros temos, prie tų kelių dalykų, ką aš pasakiau? Aš tiesiog biškutį pasmilkysiu smilkalą, jeigu turit, bet, jeigu neturit, tai nereikia, bet jeigu turit, tai būtų visai, manau, gerai turėti užsitekti žvakę, smilkalą pasmilkyti, kažkaip šalavijas šiandien labai kvepia vėl. Turėti, pasimti kažką geltono aplinkui save, kad pastiprintų dar tos grupės energiją. Rasa, matau, įsijungiai garsą.
Nu, mane tai patraukė, atliepia tiksliau, vat irgi kaip ir tu, kad paminėjai, kad reikalinga dabar žemėje aplamai va ta pagalba ne vien tik tai gyvūnams naminiams, bet aplamai visiems žvėrims, paukščiams, nes iš tikrųjų labai daug naikinama jų ten tų buveinių ir jiems reikalinga ta tokia sąmoninga parama, jau kaip Mhm. įmanoma, va taip. Tai va tas man atliepia. Taip. Taip, aha, ir gerai labai, kad šitą pasakė, aš tikrai, aš kai sakau gyvūnai, tai mano galvoje tai nėra tik naminiai gyvūnai, tai tikrai yra visi ir laukiniai žvėrys, ir paukščiai, ir vabzdžiai, ir na visi padarai. Ir dar aš labai irgi jaučiu stiprų ryšį su vištom, dėl to, kad aš gyvenu pakankamai arti paukštyno ir dažnai aš ten siunčiu ir tuos vat, Felajaus drakonus, kad suteiktų na, kažkiek vilties tiem ten tikrai žiauriai laikomiems paukštukams. Ir kažkada mačiau tokią gražią vizualizaciją, kaip kažkada, kai mes jau, žodžiu, visi pereisim į kažkokį aukštesnį lygį, kaip toks, na, kaip civilizacija, kaip visa žemė, kad kažkada toj vietoj, kur dabar vyksta, na, toks masinis, nuolatinis gyvūnų kankinimas, kad toj vietoj kažkada atsiras nuostabaus grožio parkas. O, jie tas apsiverksiu, labai man gražus tas vaizdinys. Ir ten laisvai gyvens tie viščiukai, vištos su savo vaikučiais, su tais mažais viščiukais, ten vaikščios ir gaidžiai gėdos. Ir tai bus parkas, kur ir gyvūnai, ir žmonės kartu galės irgi ateiti, kaip dabar tikrai kūrė gražius parkus, daro vietas, kur gali ateiti žmonės, būti, visokias veiklas turėti. Tai kad mes galim turėti tą kartu su gyvūnais, tai man labai irgi kažkaip atrodo graži ta idėja, kad mes, nu, gal aš sulauksim, galvoju, aš manau, kad aš sulauksiu to laiko, kad tai neužtruks labai labai ilgai, kad tai nėra kažkokia kosmiškai tolima ateitis. Vat. Na ir šiandieninis aš tiesiog noriu parodyti, taip galvoju, pirmą parodyti ir pirmą ištraukti. Gal pirmą ištrauksiu, noriu ištraukti mums porą angelų kortų, porą gyvūnų kortų. Labai kažkaip su gyvūnais šitą visą vasarą su gyvūnų kortom. Tai gerai, dvi angelų žinutės, ką angelai norit, kad mes šiandien žinotumėm prieš šitą gyvūnų meditaciją. Yra beje dvi, iš viso kaladė yra dvi nuotraukos su gyvūnais, tai būtų faina vieną iš jų ištraukti, bet ne. Taip, tai pirmiausia yra ačiū angelai, kad mokot mane paleisti, kas nereikalinga ir valyti savo erdvę, aš padarau vietos naujiems dalykams. Tai irgi šiandien pasimsim, na tikriausiai ugnies drakonus pasimsim, kad sudegintų kažkiek tos tamsos, kad atsirastų vietos naujiems gražesniems dalykams. Na ir antra žinutė labai simboliška, aš galiu daugiau. Ačiū angelai, kad padedat man pamatyti, kad aš galiu daugiau nei pati tikiu. Jo. Aš galiu daugiau, tai tikrai labai svarbi žinutė tokiems susitikimams, nes tikrai gali atrodyti, kad, na tai ką, ten mano viena energija, vieno žmogaus, ką jinai gali, kai yra tiek daug neteisybės ir tiek daug skausmo gyvūnijos pasaulyje suteikiama. O, matau, Jolantos irgi katulis pasirodė. Koks rainas gražus trispalvis. Tai, bet mes kiekvienas ir ypatingai, kai susibūrėm tokiam, bet tokiuose susitikimuose, tai kiekvieno mūsų energija labai sustiprėja ir dar kai pasikviečiam kartu arkangelus ir gyvūnus ir drakonus, tai jie gali dar labiau pastiprinti tą gėrį, kurį mes galime atnešti. Ir dar ištrauksiu porą gyvūnų kortų iš Dianos Cooper angelų gyvūnų ir arkangelų kortų kaladės. Labai kažkaip su ją irgi naujai ją atradau, nors turėjau jau daug metų, bet anksčiau tai pakankamai retai pasimdavau, o dabar gyvūnai, žodžiu, kalba su manim visais būdais. Taip. Tai pirmiausia yra kiškis, zuikio, kiškio žinutė. Kiškis bendrauja su archangelu Gabrieliu. Ir kaip aš suprantu tą bendravimą ir priežiūrą, tai yra, kad Gabrielius padeda kiškiams, zuikiams ir taip pat per Gabrielių
kiškiai gali perduoti tą žinutę tada ten ir taip, kaip jos reikia. Tai kiškio žinutė yra atpažink savo svarbumą. Na tai čia panašiai kaip aš galiu daugiau žinutė iš kortos gražiai atsikartoja. Oi, matau keletą komentarų. Kristina sako, mano kamera neveikia, linkėjim iš Radviliškio. Gerai, linkėjim į Radviliškį atgal. Sandra sako, mane paskatino sudalyvauti šikšnosparnis, kuris 3 paras gyveno mano miegamoje spintoje. Keista situacija, geras, nu tikrai stipru. Šikšnosparniai yra labai ypatingi, jie bendrauja per ypatingą garso technologiją, kurios mes dar net iš vis nesam atradę kaip žmonės. Taip, dar matau Kristinos žinutę. Aš tikiu, kad gyvūnai, kaip ir mes, esame svečiai čia žemėje, todėl turime vieni kitiems padėti. Taip pat auginame vištas, tai matau jų gyvenimą iš arti, kaip jos gyvena ir bendrauja. Gražu. Tikrai mes esame svečiai žemėje, todėl turime vieni kitiems padėti. Ir dar antras gyvūnas yra kiaulytė. Ir jos žinutė yra išlaikyk savivertę ir pasitikėjimą savim. Irgi labai gražus priminimai. Irgi Arhangelas Gabrielius, Arhangelė Marija ir Urielis. Na tai šitie arhangelai ir šita kiaulytė tai labai atspindi viską, ką mes čia šiandien norim padaryti. Ir jinai, kaip matot, turi mėlyną rožę, spinduliuojančią savo širdies čakroj. Tai čia yra Sietyno Plejadžių rožė, kuri atneša širdies gijimą, padeda mūsų širdžiai gyti, padeda pasitikėti savo širdies šviesa, klausyti savo širdies ir atsiverti didesniam gijimui. Gerai, na ir tuomet parodyti norėjau saulėtai geltoną drakoną, apglėbusi gyvūnus, kuris kviečia mus padėti gyvūnams, tarnauti gyvūnams, gydyti, gerbti ir suprasti juos. Ir taip pat Arhangelas Felajus, apie kurį minėjau pradžioj, kuris kviečia gerbti gyvūnus ir bendrauti su skirtingom rūšim, skirtingom gyvybės rūšim. Tai tokie geltoni veikėjai šiandieniniai. Ir aš dabar kviesiu mus visus kartu keliauti į tokią meditacija, vizualizacija, tokia kelionė. Ir aš kviečiu tiesiog keliauti, pasitikėti tuo, kas vyksta, pasitikėti tuo, kaip energija teka. Ir jeigu kažkam atrodys, kad gal kažkas nevyks ar kažko nematau, tai irgi priimti, kad viskas vyksta taip, kaip turi būti, viskas vyksta geriausiu būdu, viskas vyksta mūsų naudai ir gyvūnų naudai, kad jau vien tai, kad mes esam čia, reiškia, mes jau prisidedam savo energiją ir mūsų indėlis yra reikšmingas, kaip sakė, kaip priminė mums kiškis, atpažinkim savo svarbumą, kad kiekvieno indėlis yra svarbus ir reikšmingas, net jeigu kartais mums atrodo, kad nieko neįvyko, čia aš tik tai padalyvavau ir paklausiau. Gerai, tai ar turit klausimą kokį nors, ar kažką dar kas turi būti pasakyta, ar galim pradėti? Dar papasakosiu vieną trumpą istoriją apie kiškius. Aš, kai buvau vaikas, mes auginom triušius maistui. Ir aš atsimenu, labai mylėdavau tos triušiukus, aš jiems važiuodavau, tokiuose narvuose jie augo. Ir aš važiuodavau jiems skinti lubinų su dviračiu, atsimenu, važiuodavau ten į pievas, ieškodavau, priskindavau, prispausdavau ant bagažinės, dviračio parveždavau, tada žiūrėdavau, kaip jie kerta tos lubinus, kaip jiems skanu. Ir tikrai man būdavo labai sunku, kai paskui jau reikėdavo, kai jie patapdavo mūsų maistu. Na, aš priemu, kad toks buvo laikas. Bet ką aš padariau dabar, bet kaip aš tą transformavau, tą išlikusią tokią skausmingą patirtį, tai pas mus namuose mes kieme pas save sode įsirengėm tokį nedidelį fontaniuką mini ir jame nupirkom, pastatėm tokią kiškio skulptūrėlę, žodžiu, kad vienas iš tų
mano vaikystės draugų triušių išgyveno, pabėgo ir dabar aš laukuose čia, kai minėjau, kad kai vaikštų susitinku kiškius ir man labai gera matyti, kaip jie čia laksto laisvi. Ir taip pat tas kiškis pas mus sode prie fontano, gražiausiai vietoj. Gerai. Tai keliaujam į mūsų patyrimą ir paskui dar liks šiek tiek laiko, bus įdomu išgirsti jūsų patirtis, kaip seksis jums ir kokie bus įspūdžiai. Tai tiesiog įsitaisykime patogiai, nebus čia labai ilgas laiko tarpas. Tiesiog pabūsim su tuo, kas iškils. Sukursim tą gyvūnų palaikymo portalą, pastiprinsim kartu ir įsitaisyk patogiai. Būtų gerai, jeigu įmanoma, kad nugara būtų tiesi, kad būtų atviras kanalas per stuburą nuo žemės iki dangaus ir nuo dangaus iki žemės. Ir pirmiausia, nukreipiam dėmesį į savo pėdas ir nukreipiam dėmesį šiek tiek po mūsų pėdomis, po žeme yra mūsų žemės žvaigždės čakra. Čia yra čakra, kurioje įrašytas mūsų sielos planas, ką mes norėjom nuveikti, kai atėjom į šitą žemę, kai žinojom, kad ateisim į šitą fizinį kūną, šituo ypatingu žemėj laiku. Ir tiesiog susijungimas su ta žemės žvaigždės čakra padeda mums labiau susijungti su tuo, ką mes norėjom nuveikti, ką norėjom padaryti šitoj žemėj. Ir padeda susijungti labiau su savo siela, su didžiuoju planu ir su tuo, koks yra tas kitas žingsnis. Ir gali būti, kad iš karto ateis kažkokia mintis arba jinai ras kažkokį kitą būdą prisibelsti iki mūsų. Ir tą energijos centrą gali įsivaizduoti kaip tokią sukuriuojančią energiją. Žemės žvaigždės čakra iš pradžių būna juodai balta, po to jinai pradeda darytis tamsiai pilka, tada šviesesnė pilka ir galų gale mirguliuojanti tokia sidabrinė. Tai tiesiog gali pastebėti, kokios spalvos tau jinai pasirodo. Ir pastebėk, kad kai tu nukreipi savo dėmesį į ją, kas vyksta su ją, ar ten kažkaip energijos tas sukimasis, judėjimas suaktyvėja, suintensyvėja, ar išlieka toks pats, galbūt ta čakra plečiasi, didėja, spalva keičiasi, kažkas, žodžiu, kas bevyktų, tiesiog pasitikėk ir kartu susijungimas su žemės žvaigždės čakra duoda mums tokį išsižeminimo jausmą, kad aš turiu šaknis šitoj žemėje, aš esu palaikoma Gajos, kuri pasikvietė mane čia, kuri myli ir priima mane. Ir aš einu per pamokas, per kurias pati pasirinkau pereiti. Aš galiu tai padaryti, aš galiu daugiau. Na ir su tuo įsižeminimo jausmu aš kviečiu tave nukeliauti į vietą, į saugią vietą tam gyvūnų palaikymo portalui. Ir vieta, į kurią aš tave kviečiu, yra Molėtų rajone, tai gali tiesiog kartu su manimi įsivaizduoti, kad iš kur besijungtum šiandien, kad mes visi kartu nukeliaujam iki Molėtų ir iš Molėtų pasukam link Ignalinos, pravažiuojam Mindūnus, pravažiuojam Stirnius ir įvažiuojam į Labanoro girią, į mano mylimą didžiulį miško masyvą. Ir įvažiavus į Labanoro girią, antras posūkis į kairę, pasukam į tokį mažą miško keliuką, pušynai aplinkui, pavažiuojam kelius šimtus metrų ir mums prieš akis atsiveria nuostabaus grožio mažiukas, pušų apsuptyje ir mėlynėm apaugęs ežeriukas, kuris vadinasi Varnakis, Varnakio ežeras. Ir gali irgi tai pamatyti, kaip mes palei tą ežerą važiuojam į kitą jo pusę, kur yra
tokia stovyklavietė, kur mes įsikuriam. Ir čia bus mūsų vieta gyvūnų palaikymo portalui. Tai yra saugi vieta, rami, žmonių ten retai užsuka. Ir čia mes galėsim sukurti tą saugią erdvę gyvūnams. Ir kitas žingsnis, ką mums reikia padaryti, tai reikia nuspręsti, koks bus mūsų portalo tikslas, tai yra, kokius gyvūnus mes norėsim palaikyti. Ir mano pajautimas yra toks, kad padarykim šitą portalą kaip vietą, kur galėtų ateiti, pailsėti ir šiek tiek atsigauti sielos gyvūnų, kurie kenčia dėl žmonių veiklos. Tai yra gyvūnai, kurie yra išnaudojami žmonių arba kurie kenčia dėl to, kad žmonės naikina jų gyvenamąsias vietas arba medžioklės plotus arba maisto šaltinius. Ir pasikvieskim Archangelą Felajų, kuris jau yra čia kartu su mumis, kuris švenčia mūsų šitą susitikimą ir džiaugiasi progą pastiprinti savo energiją žemėje ir duoti dar daugiau palaikymo gyvūnams. Ir paprašykim, kad Felajus atsiųstų savo geltonus angelus į šitą nuostabią vietą, į kurią mes visi energetiškai susirinkom. Ir paprašykim, ir pamatykim, kaip Felajus ir jo angelai sukuria tokį geltonos šviesos stulpą. Platų geltonos šviesos stulpą. Ir galit, jeigu turit galimybę, tai galit taip pat ištiesti rankas ir įsivaizduoti, kaip iš jūsų rankų, kaip iš delnų liejasi geltona šviesa ir jinai stiprina tą stulpą. Tiesiog pasitikėkit, kad tai vyksta. Man iš karto kaista delnai, aš jaučiu, kad ta energija teka. Ir nuo kiekvieno mūsų indėlio tas geltonos šviesos stulpas stiprėja. Tiesiog pabūkim su tuo kelias sekundės. Leiskim, kad tai tekėtų per mus. Čia ne mes atiduodam energiją, bet ta energija per mus gali ateiti į tą portalą, kurį mes kuriam kartu. Ir kai pajusit, kad užtenka, tai galit nuleisti rankas ir tada kitas dalykas, ką padarykim, tai paprašykim žemės drakonų, kad jie įžemintų mūsų portalą, kad jisai būtų stabilus šitoj gražioj vietoj, kurią išrinkom šitam mūsų kuriamam portalui. Matau, kad drakonai šiek tiek paslenka tolyn nuo stovyklavietės į mėlynojus, kur dar rečiau ateina žmonės, kad galėtų ten gyvūnai ramiai saugiai būti, niekieno netrukdomi. Ir paprašom, kad šitas portalas gyvuotų ir palaikytų gyvūnus tiek, kiek jiems to reikės. Tol, kol gyvūnus reikės, tegul jis būna čia. Ir taip pat paprašykim saulėtai geltonų gyvūnus prižiūrinčių drakonų, kad jie padėtų irgi stiprinti tą mūsų kūriamą portalą, stiprinti geltoną šviesą, kurią įliejom į ir kad saugotų jį.
Ir dar pasikvieskim ugnies drakonus, kad jie saugotų šitą gyvūnų palaikymo portalą, kad čia nepapultų tamsi energija ir kad galėtų gyvūnai saugiai ateiti ir būti čia. Pamatykim, kaip išlaikydami pagarbų atstumą pačiam geltonos šviesos portalui, ugnies drakonai sukuria tarsi tokią eterinę ugnies sieną, kuri atbaido bet kokią tamsą, kuri galbūt norėtų ateiti pas gyvūnus, kuriuos mes tikimės čia sutikti. Na ir dabar, kai mūsų portalas sukurtas, pastiprintas geltonų drakonų, apsaugotas ugnies drakonų, įžemintas žemės drakonų, galim šiek tiek palaukti ir pasižiūrėti, kokie gyvūnai ateis į jį, kurios gyvūnų sielos pirmiausiai atkeliaus čia su Felajaus palaikymu. Ir nukreipimu Felajus informuoja gyvūnų sielas, kad atsirado nauja vieta, kur jie gali ateiti. Ir tiesiog pamatyk arba įsivaizduok, kaip gyvūnai ateina prie šito portalo, žengia į tą geltoną šviesą ir juos apšviečia viltis. Atsiranda juose viltis, jie gali šiek tiek pailsėti, pasikrauti. Tiesiog atsipalaiduokim, žinokim, kad ir mūsų širdį atveria šitas tarnystės darbas, kad ta šviesa teka per mus ir mus palaiko ir kartu mes galim duoti palaikymą gyvūnams. Na ir dar kelias sekundės pabūkim čia. Ir po truputį pradėkim sugrįžti į ten, iš kur pradėjo mūsų kelionę. Ir grįždami atgal galim taip pat paprašyti, kad kiti žmonės, kurie taip pat gali ir nori padėti, kad jie sužinotų apie šitą portalą, kad jie pastiprintų jį, kad jisai išliktų atviras, aktyvus, palaikomas. Ir dar paprašykim, kad arkangelas Felajus primintų mums, jeigu jam prireiks pastiprinimo šitam portalui, kad jis tiesiog jį mums primintų šitą susitikimą ir mes galėtumėm tiesiog nusiųsti savo energijos ir leisti geltonai šviesai pratekėti per mus, kad mes tą portalą pastiprintumėm, kad jis galėtų toliau gyvuoti. Na ir su tuo geltonu lengvumu sugrįžtam į čia ir dabar, sugrįžtam į savo fizinį kūną ir tegul kažkiek ten mili dalis mūsų energijos gali likti tam portale toj energijoje, bet mums yra svarbu sugrįžti, tai aš visada po tokių kelionių rekomenduoju, kadangi mūsų fizinis kūnas liko čia, bet dalis mūsų kažkur iškeliavo, tada sugrįžo, tai aš rekomenduoju pasičiupinėti savo kūną, prisiminti, kad aš turiu kūną, aš esu čia, atsigerti kažko, užkąsti kartais irgi yra gerai. Na ir jeigu norit, tai labai man būtų smalsu išgirsti, kaip sekėsi, kokie įspūdžiai, kažką įdomaus pamatėt.
Tai skiriam kelias minutės tokiam pasidalinimui. Kaip Rasa sekėsi? Vieną matau su kamera, tai kalbinu. Jeigu nedrąsu dalintis garsiai, tai, bet jeigu turit kažkokį pasidalinimą, tai galit arba į chatą parašyti, arba man asmeniškai galit parašyti, atsiųsti žinutę, visada yra įdomu išgirsti įspūdžius ir tie, kurie žiūrės paskui įrašą, irgi pasidalinkit, kaip jums buvo tas patyrimas, kaip ką pajutot, ką pamatėt, kokie gyvūnai ten atėjo, ar pajutot tą viltį, kurią toks palaikymo portalas suteikia gyvūnams ir tą poilsį. Tai lauksiu, na ir tuomet stabdau įrašą, tiems, kai žiūrit įrašą. Ačiū, kad žiūrėjot iki galo ir iki.